Europos komisija siūlo po 40 metų uždrausti po miestus važinėti automobiliams su benzininiais varikliais. Lietuvoje mes jau turime vieną elektromobilių įkrovimo aikštelę, taip pat po miestą važinėja apie 30 elektrinių transporto priemonių. Bet tai tik pradžia, sako elektromobilių kūrėjai Lietuvoje. Apie ateities transportą Rūta Stalionytė. Viskas, automobilis užvestas, galim pradėti judėti. Galima pirma pavara, antra ir jokio skirtumo. Spaudžiam akceleratorių ir judam. Garsas truputį primena troleibusą turbūt. Kai raudona vadinas naudoji viršui. O dabar stabdysim ir pasiimsim atgal truputėlį. Čia tie, kas gyvena kalnuose, tiem gerai. Arba po miestą dažnai važinėti. Jonelis, vienas pirmųjų lietuvių sukurtų elektromobilių, pirmą kartą gatvę išriedėjo prieš metus. Ir iki šiol traukia dėmesį. Dėl to, kad kitaip nei įprastais degalais varomos mašinos nekelia triukšmo ir neturi išmetamojo vamzdžio. Pasižiūrėkit paskui važiuojančio automobilio, kiek jisai išmeta išmetamųjų dujų. Jeigu jūs garažiai užsivesit, jūs po 15 minučių paprasčiausiai užmigsit amžinam miegui. Šitas nieko to nedaro. Sveikatos atžvilgių, taip, puiku elektromobilis, gamtos atžvilgių, viskas tvarkoja. Tai žymiai pigiau važiuoti. Žymiai pigiau. Nes, sakykime, Jonelis sunaudoja 100 km apie 15 kW elektros. Tai jau priklausomai už kokią kainą jūs ją pirksit, bet tai nėra daug. Jeigu labai pasispaudus, tai 100 km lygu koks 1,2 benzino. Kada jis prieš tai valgė kokį 10. Jonelis turėjo būti pirmasis visiškai lietuviškas elektromobilis. To norėjo jo gamintojai – elektravaromų automobilių technologijas kuriančių specialistų grupė. Deja, sako Jonas, tai būtų užtrukę kelerius metus. Tad po ilgų svarstymų ekologiško transporto sistemų kūrėjai elektromobiliu pavertė paprastą dizelinį krovininį automobilį. Perdarė jo kėbulą bei įmontavo analogų pasaulyje neturinčią lietuvišką elektros sistemą. Čia buvo nupirktas automobilis Fordas Connectas, toks šiaip bjaurusis ančiukas, galima pasakyti, tai buvo dėžė ant rato ir reikėjo iš jos kažką tai padaryti įdomaus. Tai buvo žmonių grupė, dizainerių, kurie ten sėdėjo, piešė dieną, naktį ir vis kažką tai siūlė mums įdomaus. Galutiniam variante buvo priimtas sprendimas, kad supjaustom į gabalus ir visą pakeičiam absoliučiai, kad nebūtų nė vienos detalės, kurioje nebūtų pakeisti 3 elementai. Tai čia sužemėjo ir stogas, ir galas, ir priekis. Elektros dalis buvo tobulinta iki toliai, aš nežinau, jau gal kokius 5 metus, nes tai, kas yra padaryta šiai dienai, mes žiūrėjom specialiai prieš jūsų reportažą, ar yra kas nors pasaulyje analogų, tai nelabai radom. Neįprastos išvaizdos Jonelis pirmasis bandomasis, tad aerodinaminėmis savybėmis nusileidžia įprastiems automobiliams. Sveria šis elektromobilis 1,5 tonos. Greitis priklauso nuo kelio, vėjo sąlygų, bet gali siekti 130 km/h. Namų sąlygomis akumuliatorius visiškai pakrausite per 8 valandas ir galėsite 100 km mieste važinėti be rūpesčių. Jei skubate ar kraunate specialioje stotelėje, moderni sistema energijos pasikrauti gali greičiau per pusvalandį iki 80%. Dabar šiai dienai jos yra elektrinė galia 70 kW. Į ratus kažkur atiduoda apie 60 kW. Principė to užtenka pilnai eiliniam automobiliui. 45 celės ličio geležies fosfatų akumuliatorių. Kiekvieną iš jų reikia stebėti. Čia yra tokios plokštelės, vadinamos baterijų valdymo sistema, kad jos, dabar jos biški bliksi, kad jos nepersikrautų, neišsikrautų ir taip toliau. Visa tai irgi mūsų yra sugalvota, sukonstruota. Čia yra sinchroninis varikliukas, kuris pasižymi dideliu naudingumo koeficientu, su juo galima daryti regeneracinį stabdymą, nėra jokių šepetėlių, yra tik 2 guoliai, principai niekas nedyla ir jisai gali tarnauti, nieks nežino, gal 1 000 000 kilometrų. Čia yra tos mūsų smegenys. Tai yra keitiklis, kuris iš nuolatinės srovės verčia elektros srovę, kuri tinkama šitam varikliui. Ir kiek bandėm išskaičiuoti, tai pavyzdžiui, tai, kas yra elektrinio ir tai, kas atsiduria jau ratuose, tai nuostoliai yra tik tais apie 11–12%. Kada paprasto eilinio automobilio yra apie 70% nuostolių.
Pasak Jono, elektrinis gali tapti beveik kiekvienas įprastas automobilis, jei įmontuosite aplinkos neteršiančią elektromobilio įrangą. Jono skaičiavimais tai kainuotų nuo 30 000 litų. Beje, Jonelio komanda šiuo metu kuria jau galingesnės elektromobilių sistemas, kurios tiks net sunkvežimiams ar visureigiams, dabar daugiausia teršiantiems orą. Lietuviai nenori sėsti mašiniuką, kuris ten sveria 900 kg ir sėdi visi taip susispaudę. Mes ne italai, mes norim didelio automobilio su galingu varikliu ir žiūrim, kad biškį tos įrangos trūksta. Tai dabar darom 150 kW, kas jeigu paprastai žmoniškai kalbant, tai to užtektų geram džipui, sportiniam automobiliui ir nedideliam sunkvežimiui. Norim biškelį lipti į tą sektorių, kuris labiausiai ir teršia, nes mažas automobilis jis yra mažas automobilis. Lietuvos elektromobilių asociacija skaičiuoja, iš viso šiandien šalyje yra apie 30 elektrinių automobilių, motociklų ar dviračių. O prieš mėnesį Kaune prie miesto rajono savivaldybės pradėjo veikti pirmoji šalyje elektromobilių įkrovimo aikštelė. Specialią aikštelę atitinkančią Europos standartus įrengė kauniečiai, aukštųjų elektronikos technologijų bendrovė Elinta. Paimkim geriausią elektroniką iš viso pasaulio, tai reiškia elektroniką, ir panaudokim savo žinias, patirtį, savo žmonių intelektą. Tai ir yra Elinta. Tai yra gyvenimo kryptis ir ji eina visą laiką. Imam, ieškom naujausių sprendimų elektroninių, pridedam savo žinias, pridedam savo sumanumą, išradingumą, mokslą pridedam ir gaunam produktus, kuriuos mes parduodam. Čia nėra didžiulių cechų, nes masinė gamyba nėra bendrovės tikslas. Vadovas lydi mus po erdves, kur lietuviai kuria bei tobulina įvairiausias užsienio ir savas lietuviškas elektronikos technologijas. Štai čia išbandoma nauja serija trimačių skanerių. Ortopedijoje naudojamas modernus lietuviškas produktas jau populiarus ir pasaulio rinkoje. Jeigu tavo koja yra deformuota, kas nors blogai, nuskaitai ir tą failą nusiunti į gamyklą batų. Ir pasiuva batą, sakykim, Tokijoje nuskaito, nuskenuoja tavo koją, atsiunčia į Kauną ir Kaune pasiuva batus ir nusiunčia į Tokiją. Čia yra viskas kurta čia, nuo idėjos iki realizacijos ir dabartiniu metu vyksta gamyba jų ir pardavimai. Ir taip pat vyksta tobulinimas. Kitame kabinete lietuviai kuria ir tobulina naujausias vaizdo apdorojimo technologijas nuo mini kompiuterio iki stomatologijos inovacijų. Jeigu mums pasiseks, tai kai ateisit pas gydytoją, įsižiosit ir gydytojas sakys, aha, pažiūrėkit, kaip atrodys jūsų dantis, pažiūrėsit gerai, paspaus mygtuką ir sakys, dabar įdedu per vieną kartą. Čia galima susvažiuoti labai toli su ta technologija. Pavyzdžiui, daro klubo sąnarius, mes galim padaryti tiksliai tokį, kokio reikia, kad nereiktų ten visokių dėti plastikų. Tačiau yra normalus kompiuteris su Windows'ais, su viskuo. Va tik kiek tada eina. Pavyzdžiui, projektorius. Kur jūs matėt, kad projektorius būtų tokio dydžio? Ir visiškai jis normaliai rodo, filmus gali žiūrėti. Aš visada ieškau tos srities, kur vyksta technologiniai pokyčiai. Kas nors atsiranda naujo. Prieš 3 metus atsirado nauji akumuliatoriai. Mes pastebėjom, kad tai turėtų pakeisti elektromobilių rinką. Sertifikuotos elektros įkrovos įrenginių gamybą ir pirmąją įkrovimo aikštelę Vytautas vadina edukaciniu projektu. Tikslas skatinti persėsti iš įprastų automobilių vieno didžiausių taršos šaltinių į elektrinius. Juk kiekvienas norėtų mažiau mokėti už kurą. Pagaliau Lietuva neturi kuro. Pagaliau pasaulyje mažėja naftos. Visi sakom, reikia kažką daryti. Galiausiai šiltnamio efektas, užteršimas miestų. Reikia kažką daryti. Tai mes priėjom išvadą, kol kiti sako, kad reikia kažką daryti, mes imkim ir padarykim. Šioje įkrovimo aikštelėje kraunasi ir pirmasis bendrovės elektromobilis. Ši Toyota Aygo, panaudojus Jonelio kūrėjų patirtį, perdaryta tarptautinės lietuvių ir airio studentų komandos. Jie visi dabar kuria elektrinį galingą motociklą, kurį galbūt pamatysime jau šią vasarą. Vienas komandos narių, pono Vytauto sūnus, trečiakursis Laurynas pasakoja, kad žaliojo motociklo idėja paskatino sukurti elektromobilio sistemą, tinkančią ir kitiems automobiliams. Šis studentų projektas sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą. Pirmas dalykas, išimtas visas vidaus degimo variklis, kuro bakas, duslintuvas, išmetimo sistema, sudėta daug akumuliatorių, variklis trifazis, sudėtas jam valdymo blokas ir dar
keli kiti įvairūs valdymo blokai. Šis automobilis vieno įkrovimu nuvažiuoja 160 km. Tai yra vidutinis, galim sakyti, atstumas. Jeigu važiuosit švelniai, lėtai nuvažiuosit iki 200 km. Pasikrauna standartiniai komplektacijoje per 8 valandas, bet galima siūlyti ir papildomą komplektaciją, galingesnį pakrovėją, kur pasikraus per 2 valandas. Nuo 0 iki 100 įsibėgi per 11,5 sekundės, nuo 0 iki 50 per maždaug 3,5, kas mieste yra labai, labai spartu ir labai smagu dėl to, kad jokio garso iš viso variklio. Standartinė įranga pakeitus elektros sistemą konvertavimo kaina nuo 65 000 litų. Automobilis pasunkėjo vos 60 kg. Greičio riba 150 km per valandą. Elintos komanda planuoja kurti galingesnės 150 kW sistemas ir rasti nišą pasaulinėje elektromobilių įrangos gamintojų rinkoje. Nors toks ekologiškas transportas Lietuvoje dar naujiena, atsiperka per 7 metus, bet kylant degalų kainoms didėjant taršai, elektromobiliai tai mūsų ateitis. Tai yra ateitis, nėra kur dengti. Šiandien teko važiuoti Vilniui, kadangi praktiškai nėra gražus oras, nėra jokio vėjo. Smarvė vidury miesto didžiausia, taip net pyktis ima. Važiuoju su elektromobiliu, čia prieki važiuoju su dujom, kvėpuot neina. Tai pagalvojau, kadagi bus tas laikas, kai visi važinės elektromobiliais, mieste galėsi kvėpuot grynu oru. Jeigu įkraunant nuo saulės elementų, vėjo, elektrinės, jis visiškai gamtos neterštų. Taip pat akumuliatorių gamyba irgi gamtos neteršia, kaip daug kas bando sakyti, nes tai yra naujausios kartos ličio geležies fosfato baterijos, kurios yra visiškai skirtingos nuo, tarkim, seniau naudotų. Tai gaunas, kad toks automobilis 1 kilometrui išmeta mažiau negu 40 gramų CO2. Beje, daugiausia Europoje elektros įkrovimo stotelių yra Londone, o elektromobilių skaičiumi pirmauja norvegai. Jų elektromobiliams suteikiama daug lengvatų, leidžiama važiuoti autobusų juostomis, nemokamai mieste parkuotis, netaikomas taršos mokestis. Tokie dalykai paskatintų žaliojo transporto plėtrą ir pas mus. Bet ir tokiais paprastais dalykais kaip parkingas nemokamas, Vilniuje centre 6 litai už valandą. Elektromobiliam gali būti nemokami, gali būti įkrovimas nemokamas iš karto, gali būti autobusų linijom, taksi leidžiama jiem važinėti, kaip kitose šalyse. Ir tai jau tiesiog žmogui gal ne ekonomiškai naudinga, bet jam tiesiog, privilegijos tam tikros taikomas. Lietuva iš viso maža šalis. Ir, sakykime, padaryti, Lietuvą pirmaujančią elektromobilių srityje iš tikrųjų nėra sunku, nes mes pradedam tuo pačiu metu, kada ir kiti. Tik kitiem galbūt daug sunkiau didelę šalį, sakykime, paversti elektromobilių šalį. Lietuva tai yra daug lengviau, reikia imti ir daryti. Vėl ir vėl norime priminti, klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei nežinote, nuo ko pradėti, jums šis pavyzdys iš Italijos. I cibi che mangio io non hanno fatto il giro del mondo per arrivare a casa mia. I pomodori volanti, infatti, sanno troppo di inquinamento per i miei gusti. E tu, sei ancora lì a mangiare le tue verdure volanti? Šiandien tiek, tai buvo Ekovizija žalioji idėja. Mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės. Iki. Mes turėjom iš tiesų debiutą praeitą savaitgalį ir pas mus nėra labai didelė apimtis, kadangi mes dirbam dviese, mes dirbam be didelio streso, tai mes padarom kokius 600 porcijų ledų per dieną. Tai visam šitam mainstreame tu esi priverstas daryti burbulus. Vienokią ar kitokią formą, ta prasme, bet ir kas baisiausia, kad to burbulo tūris vis plečiasi, o tas apvalkalėlis, kur yra kažkas tikro, jo darosi vis mažiau ir mažiau. Ta prasme, ledus iš pieno dar gamindavo, kai aš buvau toks kaip Domas, tai dar gamindavo kombinatai ledus iš pieno. Bet dabar jau seniai negamina.